Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai. Aš tikiuosi, jūs jau pasižiūrėjot prieš tai 6 ankstesnius filmukus apie dorybės, nes šiandien norėčiau kalbėti apie paskutinę, 7-ąją, didžiausią dorybę, ir tai yra dosnioji meilė. Dosnioji meilė, pats tas pavadinimas, tai išvertus lotynų kalboje čia būtų tas karitas, kurį mes pažįstam ir paprastai esame įpratę vadinti gailestingąją meilę. Bet vertimas nėra pakankamai tikslus ir dėl to galbūt dabar pavyks įtvirtinti tikslesnį dosnioji meilė. Kodėl? Kodėl dosnioji ir gailestingoji, čia reiškia reiktų rinktis tą dosnioji. Matot, kampe yra toks kaip simbolis, tai yra pelikanas maitinantis savo jauniklius. Čia nuo Arnoto paimta 16 amžiaus Arnotas. Ir kaip tik tai pelikanas buvo Kristaus simbolis viduramžiais, dėl to, kad žmonės nelabai matydavo, kaip tie pelikanai jauniklius maitina, ten jie atryja žuvį, reiškia, ten jie jaunikliai tiesiai iš to snapo, reiškia, jam valgo tą žuvį. Ir jie manydavo, žmonės manydavo, kad jauniklius jis maitina savo krauju, reiškia, jeigu neturi kuo maitinti, persiplėšia krūtinę ir tada jaunikliai tiesiai tuo krauju minta. Ir čia atrodė toks labai geras Kristaus simbolis. Tai iš tiesų, o tas maitinimas krauju, tai nėra gailestis, gailėjimasis, tai yra būtent davimas, dosnioji, duodančioji meilė. Antras žodis, kuris mums labai jau dosnioji, gal truputį keistesnis buvo, žodis meilė mums atrodo labiau pažįstamas, nes mes tą žodį kaišiojam, kur reikia ir nereikia. Reiškia, mylėti meilė, tai jau čia viską galim juo pateisinti, visus privilioti, viską juo gauti. Bet iš tiesų, kai kas sako, kad žodis meilė yra turbūt labiausiai nuvalkiotas mūsų žodyno žodis. Ir kaip sakė Šventa Teresė, sako, turbūt mes nežinome, ką reiškia mylėti. Tai pabandžius išversti, ką reiškia mylėti, tai čia būtų pagal Jozefą Piperį, toliau čia dar aš jį taip gana daug cituosiu. Jisai sako, kad mylėti tai reiškia visų savimi tarti tam kitam, mylimąją, mylimajai, noriu, kad būtum, esi geras, gera, noriu, kad būtum. Kaip Dievas, sakydamas, noriu, kad būtum, sukūrė žmogų, taip ir mes irgi dalyvaujame šitam Dievo veiksme mylėdami. Bet čia užbėgu už akių, tai dabar apie viską po truputį. Tai šitą brosdėlį Jėzaus dosniosios širdies įdėjau dėl to, kad jis man labai vaikystę primena. Tuo metu visos močiutės savo maldaknygėse tokį aptrintą paveikslėlį turėdavo, ant sienos paprastai irgi būdavo dosnioji Jėzaus širdis. Čia tas pelikanas, vat matot, viršuje pelikanas, čia Jėzus reiškia davimas. Noriu, kad būtum, dosnioji meilė. Ir iš laiško Korintiečiams meilė yra visų dorybių didžiausia. Iš dieviškųjų dorybių jinai yra pirmoji. Ir čia, kaip sako Šventas Paulius, taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, šis trejetas, bet didžiausias jame yra meilė. Ką nori pasakyti? Kad meilė yra tas tikslas, į kurį galiausiai visos dorybės veda ir susiveda ir jame suranda savo tą aukščiausią išraišką. Kitas dalykas, kad būtent meilė pasilieka visada. Tikėjimas mus išstumia į kelią, viltis mus atveda iki durų, bet slenkstį peržengia tik tai meilė. Nes galite įsivaizduoti, kad kai susitiksime Dievą, tai mums jau nereikės tikėti, nes mes jį matysime, ir mums nereikės viltis, nes mes jį jau turėsime. Beliks tik tai mylėti, beliks tik tai džiaugtis pažadais. Dėl to meilė yra visų didžiausia, tai apie tą didžiausią dorybę nelengva kalbėti. Dabar čia iš Martinėso citata, kai jis kalbėjo apie šventąją dvasią. Atsisakyti visų kitų prisirišimų ir praktikuoti tikėjimą ir viltį yra pasiruošimas tam, kas yra atsidavimas šventai dvasiai. Tai yra pagrindas. Kalbu apie meilę. Šventoji dvasia yra begalinė ir asmeninė Dievo meilė. Kiek sieloje esama dosniosios meilės, tokiu mastu siela ir šventoji dvasia viena kitą turi. Kad įvyktų susijungimas, turi būti panašumas. Dabar čia truputį primenant, kad dieviškosios tos dorybės, kol mes esam šiame pasaulyje, mums reikalingas visas trejetas, visos trys. Čia yra Novgorodo ikona 16 amžiaus, šventoji Sofija, šventoji išmintis ir 3 dorybės, čia jos vaizduojamos skirtingų spalvų drabužiais. Paprastai meilė būna raudona. Dieviškosios dorybės gydo 3 bėdas.
Reiškia, dabar jeigu mes pasikalbėsim su sociologais arba su psichologais, tai jie paminės 3 visuomenės bėdas – nepasitikėjimas, baimės ir individualizmas. Tai dieviškosios dorybės yra vaistas nuo jų, toks radikalus išgydantis vaistas. Ne tas, kuris apgydo ir mes paskui turim vėl bėgti vaistinę daugiau nusipirkti, ar ne, ir praturtinti farmacinės įmonės. Ne, čia yra tas išgydantis vaistas. Nepasitikėjimą kitais ir gaunama informacija, kai mes nepasitikime, galiausiai pradedam netikėti niekuo. Ir tada gyvenimas pasidaro labai nekoks. Baimės. Mes matom, kaip greitai vyksta permainos. Šiandien dar mes laisvai gyvenom, kitą dieną jau čia kaukės namuose turim sėdėti, apribojimai įvairiausi, čia lėktuvus skrendant tokios, reiškia tos permainos reikalavimai, nauji išradimai. Pavyzdžiui, dirbtinis intelektas mums kelia baimę, mes nežinom, iki ko mes prieisim. Mes dabar jau matom ekrane žmogų, kuris kalba ir mes nežinom, ar tai yra tikrai tas žmogus taip kalbėjo, kaip mes girdim ir matom, kad jis kalba, ar čia dirbtinio intelekto sukurtas filmukas. Ir mes jį matom kaip visiškai realų, mes net pažįstam skirtumo. Tai dabar vėlgi, jeigu mes norime įsitikinti, ar tikrai tas žmogus taip kalba, reikia prieiti prie jo pačiupinėti, ar čia tikrai tas gyvas žmogus, ir tada mes patikim. Tai va, tai dirbtinis intelektas mums jau dabar kuria tokį didžiulės baimės tokį foną. O kas bus dar, kai patobulės? Ir galiausiai individualizmas, kai mes slepiamės abejingume. Reiškia, čia yra mano burbuliukas, aš čia pasidarau, kaip man patogu, kaip man gerai. Ir kartais netgi nesinori tų žinių laidų žiūrėti, kaip ten žmonės už mano to saugaus burbuliuko gyvena, nes tiesiog širdį skauda matyti, kas darosi ir tu nieko tarsi negali padaryti. Tokia bejėgystė labai jaučiasi. Tai va tas individualizmas yra mūsų tas slėpimasis ir mes vis labiau į tą burbuliuką sulendam. Ir tada išgyvenam didžiulę vienatvę, didžiulį vienišumą. Tai vat pamatinės žmogaus būties struktūros, tikėjimas, viltis ir meilė gydo šitas ligas. Kodėl čia sako, reiškia filosofas ispanų Arangurinas, kad jos yra pamatinės. Tikėjimas yra mums reikalingas, nes mūsų protas turi pasirinkti tikslus ir priemonės. Apie tai daugiau išgirsite arba jau išgirdote filmuke apie tikėjimą. Viltis atliepia mūsų poreikį projektuoti, matyti save ateityje. Tai yra vaizduotės funkcija. Kai mes panaudojam tai, ką jau žinom, matėm, girdėjom, sugalvojom, kad mes įsivaizduotumėm, įvaizdintumėm ateitį, tai, ko mes vilėmės iš ateities, dėl ko mes apskritai žengėme žingsnį, dėl ko mes veikiame. Ir galiausiai meilė atspindi poreikį norėti. Noras kaip troškimas, ar ne, va, ta pamatinė mūsų energija. Gerinti save, tai yra valios funkcija. Tai būtent į valią ir nusileidžia meilė. Dabar kas yra meilė, vat kaip sakiau, tas labai nuvalkiotas žodis. Tai dabar visais atvejais, ir pačiais aukščiausiais, ir pačiais žemiausiais, ir banaliausiais, ir netgi gerais ir blogais, mylėti reiškia patvirtinti. Mylėti ir mėgti dalyką ar asmenį, tai teikti, kad jis yra geras. Dabar tai daro valia. Kai įsitikina, kad siela to trokšta, valia teigia, pritarė ir noriai sutinka, kad tai yra gera. Čia būtų iš Piperio. Ir dabar čia bus tokia labai įdomi perskyra, nes jūs matot, jeigu pažiūrėsite apačioje tą paveiksliuką, tai čia mes matom tokią orgiją kaip reikiant, ar ne? Čia matom, kad ir tie faunai, ar čia kažkokie, reiškia taip, geidžia tų undinių, reiškia, čia daug kas daug ko nori, patvirtina, kad tai yra gera ir bando tai pasigriebti ir nusinešti, nes jeigu gera, tai mes norim griebti, neštis ir kad tai būtų tik tai mūsų, ar ne? Tai tam tikra prasme tai irgi yra mylėti, savininkiška meilė, kuri savinasi, irgi yra meilė. Kai motina nenori paleisti vaikų arba tėtis, tai irgi savinasi tuos vaikus, neleidžia, kad jie kaip paukšteliai iš to lizdo išskristų. Kai du žmonės sutuoktiniai ar arba įsimylėliai pavydžiai vienas kitą myli, tai irgi tiesiog neleidžia kitam žingsnio žengti, kad kitas ten nepažvelgtų į kažkaip ne taip, arba tas, reiškia, tas mylimasis kažkaip nepažvelgtų. Tai šia prasme meilė, o taip neutraliai paėmus kaip savoka, yra visų apetitų pamatas. Dabar ta žodis apetitai mums truputėlį keistai skamba, bet apetitas, tai, jeigu taip galima sakyti, kaip metafora, tai yra mūsų burna. Į ką mes išsižiojame, norėdami praryti, nes manome, kad tai mums kažkuo yra gerai, ko mes godimės. Apetitas, tai yra mūsų troškimas, ko mes siekiame, į ką mes tiesiamės. Ir dabar čia, kaip pastebi Tomas Akvinietis, reiškia, meilė dalyvauja kiekviename veiksme.
Jeigu yra tvarkinga meilė, pagal Dievo tvarką, pagal pasaulio tvarką, nes Dievas sukūrė pasaulį, tai jame egzistuoja Dievo tvarka, tik mes kartais apgauname esam arba patys apsigaunam ir manom, kad tvarka yra kitokia. Ir tada gyvenam pagal neteisingą tvarką. Tvarkinga meilė dalyvauja kiekviename gerame poelgyje, o jeigu meilė yra netvarkinga, kiekvienoje įdoje. Kai mes godžiai norime maisto arba gėrimo, tai mes tada apsirymo įdą savyje maitiname. Kai mes godžiai trokštame, norime kito žmogaus ir jį griebėme, tai mes tada gašlumo įdoje dalyvaujame ir taip toliau. Matot, bet jeigu meilė yra tvarkinga, jinai mus skatina į gerą. Tai va čia šitie visi faunai ir undinės, jie irgi myli, jie nori, bet jie myli netvarkingai. Dabar kita meilės klaida, galbūt šitą mes kažkaip lengviau atpažįstam, ar ne, va tą tokį paleistuvavimą tokį, mes jį atskiriam. Šiaip, nors čia irgi visokiausios dabar yra ten tos nuomonės tuo klausimu ir žmonės sako, netrukdykit čia mums džiaugtis, nes čia suaugę žmonės, kaip mes norim, taip mes, reiškia, ir linksminamės. Bet yra kita klaida, kuri mums gal netgi gražiau atrodo. Ir tai yra romantikų klaida. Ir kadangi XIX amžius buvo tas didysis romantiškumo laikotarpis ir mūsų literatūra, kurią mes ir mokyklose skaitom ir panašiai, yra didelė dalis būtent gimusi tuo laikotarpiu. Kokia yra romantikų klaida? Čia mes matom tą paveikslėlį, miniatiūrą iš XIV amžiaus rankraščio, kaip čia tauri dama uždeda čia, reiškia, šalmą riteriui, jis čia ją taip pagarbiai žiūri, viskas labai gražu, nuostabu. Tai Tolkienas, rašytojas Tolkienas, turbūt jums girdėtas, Žiedų valdovo autorius. Jo yra labai geri laiškai, aš tikiuosi, jie kada nors bus išversti į lietuvių kalbą. Ir jis rašo savo sūnui Maiklui. Aš dabar nepamenu, ten turbūt ir buvo ar vestuvių proga ar panašiai. Sako, riterystės tradicija gali būti labai geras dalykas, nes skelbia ištikimybę yra gerai, savęs atsižadėjimą, dar geriau, tarnavimą, mandagumą, garbę ir drąsą. Bet silpnoji vieta be abejo yra tai, kad jos centras buvo ne Dievas, o įsivaizduotos dievybės meilė ir dama. Meilė kaip tokia atitraukta neegzistuoja. Meilės nėra. Apskritai, myliu visą žmoniją, tokio dalyko nėra. Visada mylim kažką konkretaus, kažką konkretų. Dievas irgi yra konkretus. Dievas yra Jėzus Kristus, konkretus, žmogus, tikras žmogus. Reiškia, tai va tos įsivaizduotos dievybės, sako Tolkienas, atitraukia jaunuolio akis nuo tikrų moterų, tokių, kokios jos yra. Ne kažkokia ideali dama, va čia kaip manekenės, sako, kodėl vyrai taip myli manekenės, nes jos tokios nežemiškos būtybės atrodo, nevalgo, negeria, nemiega, visada idealiai susišukavusios, pasidažusios, sklendžia tiesiog žemės kojom neliesdamos, ar ne? Tai tokios jos nėra realios, jos galva tą idealą, tiesiog žmogus nori mylėti angelą, o angelų tai, kaip čia pasakius. Reiškia, bet moterys iš tiesų kokios yra nuo Tolkieno, tai yra bendražygės išsigelbėjusios iš to paties nuskendusio laivo, o ne kelrodės žvaigždės. Reiškia, ta, kuri eina šalia, reiškia, tas, kurį tu myli, nėra tikslas kelio, tai yra bendražygis, su kuriuo kartu tu tuo keliu eini, tai yra išgyvenimo komanda. Tai yra išgyvenimo ekipa. Va, ir tada, reiškia, jaunuolis ima jas žiūrėti ciniškai. Dar įteigia romantikai perdėtą supratimą apie atseit tikrąją meilę, kaip iš išorės įsidegančią liepsną, nepaliaujamą egzaltaciją, nieko bendra neturinčią su amžiumi, vaikų gimdymu, kasdieniu gyvenimu ir visiškai nesusijusią su valia ir intencija. Aš nieko nedarau, tik tai degu, myliu. Ir čia yra romantikų klaida ir mes į ją įpuolam. Ir galbūt dėl to, vienas iš būdų kalbėti apie meilę, tai čia 1930 metais išėjo tokia labai įdomi knyga. Ander Nygren yra jos autorius, protestantų teologas. Agapė ir Erosas. Ir jisai juos prieš pastatė, kad reiškia erotas,
Tai čia tas būtų dievaitis, va čia kur matote dešiniai, toks visas supančiotas. Tai šitą paveiksliuką aš radau Salamankos universitete, nes ten, reiškia, kaip tik tai buvo studentai, kurie tuo metu, reiškia, kai buvo daryti šitie laiptai, jie buvo visi vyrukai, tai juos reikėjo perspėti, kad negalvotų apie ką nereikia, kad galvotų tik apie mokslą ir supančiotų, įkalintų erotą, įkalintų aistrą, reiškia. Erotas yra negerai. O vat agapė, vat ta krikščioniškoji meilė yra gerai, nes jinai yra dosni. Čia vat įdėjau irgi tokią, matot, gražią skulptūrą. Autorių turbūt jau atpažinot, Boteras, kuris labai mėgo tokias labai rubuilės formas, labiau netgi negu Rubensas, vadinasi Motinystė, yra Oviedo mieste. Tai čia tiesiog toks priešpastatymas. Tai dabar Nygrenas manė, kad žmogiška meilė skiriasi nuo dieviškos, kad jos yra priešingos viena kitai. Nes žmogiška meilė ieško to, kas jau verta mylėti. Tu gražus, aš tave dėl to myliu. Tu geras, aš tave myliu. Tu jau geras, dėl to aš tave myliu. Aš galiu pasakyti, kodėl tave myliu. 1, 2, 3, 4, ar ne? Tai čia tos ir lino spalvos akys, ir plaukai, čia ir taip toliau, va čia kai išvardinam, reiškia, ką mes mylim kitame žmoguje. Bet dabar dieviškoji meilė yra kitokia. Jinai padaro vertą mylėti, reiškia, sukuria tą mylimą gerąjį, ar ne? Sukuria gėrį. Aš tave myliu, dėl to tu esi geras. Tu vertas meilės. Aš tave pirmą myliu ir tik tada atrandu, dėl ko tave verta mylėti. Bet pirmiausia yra meilė. Reiškia, jinai įkūrė. Dievas meilę kūrė. Ir sako Nygrenas, kad jos yra priešingos viena kitai. Kad dieviška meilė įsiliepsnotų, tai tuomet va, ta egoistiška meilė turi numirti. Ir žmogus, reiškia, yra tiesiog toks, kaip kanalas, ar ne, va tai dieviškai meiliai. Ir iš tiesų čia šiek tiek tiesos yra esama ir daug, nes yra sakoma, kad krikščionybė atnešė į pasaulį didžiulį naujumą. Vieno dalyko graikai neturėjo, kad ir kokie buvo protingi, bet jie ir negalėjo turėti. Reiškia, šia prasme mes esam kaip augalai. Mes kaip augalai tiesiasi prie saulės, žmogus visada tiesiasi prie to, kas daugiau, geriau, dosniau, gražiau, kas mus pranoksta. Mes, kadangi patys norim būti geresni, tai yra įdėta mumyse, tai mes tiesiamės prie to, kas mus pranoksta, kas už mus daugiau. Ir tada mūsų meilė yra kylanti, erotas yra kylanti meilė, kai mes pakeliam galvą. Ir mes natūraliai mylim, nes tai yra daugiau, gražiau, geriau. Mes to norim, kad tai būtų. Bet tiesiog kaip gravitacijos dėsnis, ar ne? Va čia jeigu šitą, pamenat, Newtonas paleido obuolį, jisai nukrito. Sunkio jėga. Tai tokia mūsų meilė yra, šia prasme, gal ne kaip obuolys, ne žemyn, jinai kyla į viršų, kaip liepsna, žvakės liepsna. Žvakė pavertė, o liepsna vis tiek pasisuka vis tiek į viršų, ar ne? Tai vat mūsų ta natūrali žmogiška meilė ir kaip ta liepsna, čia yra erotas. Dabar, kai atėjo Kristus, jisai parodė visai kitą dalyką, ar ne? Nes iki tol dievai tai buvo tie, kurie buvo didesni, gražesni už žmonės ir dėl to žmonės juos garbino, nes dievai buvo didesni ir dievams net į galvą neteidavo mylėti žmonių, ten nusileisdavo koks Dzeusas, ten kokią gražią mergelę pamatęs, bet tiesiog, kaip sakoma, patenkinti poreikį, tai nebuvo meilė. Apskritai tokio net žodžio nebuvo, meilė nebuvo vertinama kaip tokia. Pas Aristotelį vienintelė meilė, kuri nusipelno kažkokio tai dorybės pavadinimo, yra draugystė. Visa kita tai čia maždaug kūno poreikiai. Reikia pasikasiai, giminė pratėsiai, viskas, daugiau čia nieko ten nėra, ar ne? Vat draugystė, čia jau apie tai verta kalbėti. Bet vėlgi, tu džiaugiesi savo draugu, nes jis yra protingas, geras, gražus, tada tu draugauji su juo. Bet ką padarė krikščionių dievas, jeigu taip galima pasakyti, ko nedarė graikų dievai? Jisai pasilenkė, ar ne? Reiškia, dievas, kuris yra didžiausias už visą, ką tik galime netgi galvą imti, ar ne, netgi protų pagalvoti, pamastyti, jisai pasilenkė prie to, kas yra žema, menka, prasta, purvina, ribota, dulkių sauja. Jisai pasilenkė prie dulkių saujos. Dar daugiau tą dulkių saują jis pats ir sukūrė. Tai yra besileidžianti, dosnioji meilė. Ir mylint dievišką meilę mes irgi turėtumėm neieškoti tų, kurie yra gražūs, dideli, geri, bet
pasilenkti prie tų, kurie yra mažesni už mus, kad juos pakeltume iki savo lygio, kad padarytume juos vertus mylėti. Dieviškoji meilė padaro vertą mylėti, kas iki tol nebuvo vertas mylėti. Čia yra skirtumas. Dievo meilės žmogui atkartojimas, dosnioji meilė. Tai dabar erotas tai visa, kas praturtina būtį, patenkina laimės troškimą, tai gyvenimo gėrybių gausa, tarp jų ir žmogiškasis artumas bei šiluma ir meilė Dievui. Šia prasme erotas yra radikaliai natūralus impulsas. Jis mums duotas kartu su kūrinio būtimi. Bet skirtingai negu gyvūnas, žmogus geba pakilti virš grinai vartotojiško santykio, čia pagal Tomą Akvinietį. Ir dabar šitoj vietoj katalikų samprata skiriasi nuo protestantiškos Nygreno sampratos, nes yra teigiama, kad žmogus pats iš savęs kažką prideda. Jis nėra vien tik tai neutralus kanalas Dievo meiliai. Dievas žmogui kaip kūriniui davė tam tikrą būtį, kad galėtų dalyvauti toje meilėje. Žmogus nėra tik tai kanalas, jisai dalyvauja tą meilę. Ir dabar čia irgi yra įdomus dalykas, kad žodis mylėti, čia pati kalba mums sufleruoja, kad jinai reikalauja galininko, mes turime kažką mylėti, jinai tiesiog mūsų ta meilė, ką žmogus priduoda, tai meilės tam, netgi ne jausmui nesinori sakyti, meiliai. Tai yra būtent kito poreikis. Norėjimas būti su tuo kitu, susijungti su juo, susivienyti, tik tada valia sujuda, ima verštis. Ir reiškia, be šito neįmanoma, kad kažką mylėčiau, be to potraukio. Čia dabar tos iliustracijos, kur jūs matot, tai yra freskos, iliustruojančios kryžiaus Jono dvasinę giesmę. Tai jeigu tos dvasinės giesmės dar neskaitėte, lietuviškai dar tokio oficialaus vertimo nėra, prisiminkite giesmių giesmę. Tai va, čia citata iš giesmių giesmės. Savo guolį per naktis ieškojau to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Turiu keltis, išvaikščioti miestą, gatves ir aikštės. Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Galininkas, meilės galininkas, jisai patraukia, jisai išveda, jisai yra ta didžioji energija, kuri verčia mus judėti. Čia yra pamatų pamatas, iš tikrųjų, apie ką dabar kalbu. Dėl to taip sunku apie meilę kalbėti, ar ne? Pabandyčiau aš jums parodyti orą, kuriuo kvėpuoju. Aš ir dabar jūs kvėpuojate. Tai čia yra tiek natūralu ir tiek gilu, kaip tas oras. Taip, tai dabar mylėti, kurti. Šitoj vietoje skiriasi katalikų ir protestantų samprata. Tai čia, kaip aiškina Piperis, visos meilės formos išreiškia norėjimo veiksmą. Esame įpratę apriboti norėjimą. Suprantame, kad reiškia norėjimas kažką padaryti. Bet dabar šalia to egzistuoja tas toks, kaip sako Piperis, teigiantis pritarimas tam, kas jau čia, kas jau yra. Reiškia mylėti, būtent sakyti, kad noriu, kad būtų, nes tai yra gera, jau yra. Ne kažką daryti, išeiti, ieškoti, apeiti gatves, bet be jokios traukos į ateitį, tiesiog išgyventi tą meilę, ar ne, būti joje, meilė kaip buvimas. Ir tai čia jau mes truputėlį prisiliečiam prie tos dieviškosios meilės, kad reiškia kažkas atsiranda, ko anksčiau nebuvo, atsiranda dėl to, kad aš ištariu tą tebūną, noriu, kad būtum gražus, noriu, kad būtum geras. Ir tu pradedi tapti geras ir gražus, bent jau man. Ir tokiu būdu vyksta didžioji revoliucija, ar ne? Revoliucija, kuri yra evoliucija, žengimas, gerėjimas. Ir čia vėlgi, perfrazuojant truputėlį pradžios knygą, tai Dievas užbėgdamas už akių visokiai žmogiškai meiliai, pats pirmas ištarė, noriu, kad būtum. Tai gera, tai labai gera, kad esi. Kai jisai pasakė, labai gera tai, ką sukūrė, tai čia yra tas myliu tai, ką sukūriau, noriu, kad tai būtų. Čia yra dieviškasis kuriamasis tebūna. Ir dabar iš tiesų, kaip sakiau, krikščionis, žmogus, čia katalikiškos teologijos samprata, kad žmogus yra pašauktas dalyvauti šitame kūrime. Reiškia, žodis meilė yra vienintelis apimantis visas būties rytis, dėl to taip sunku apie jį kalbėti. Ir jeigu kažko nesuprasit, tai viskas yra labai teisinga, nes ir aš nesuprantu, ir aš nežinau, ar kažkas apskritai pajėgtų suprasti šitą dalyką. Visas būties rytis, juslinius dalykus, čia mums truputį aiškiau, jausminius, čia irgi aišku, čia kai reiškia širdžiai neįsakys ir taip toliau.
Bet jau kai prasideda dvasiniai ir antgamtiniai, tai tada jau reikia ir protą įsijungti, ir ypač tikėjimą. Patikėti tuo, ką mums Dievas apie save pasakė. Tai dabar 3 žingsniai. Kai mylime, apie tai netgi nesusimąstę, mes apie tai negalvojam, čia tarp kitko tas paveikslėlis, tai yra mergelės Marijos ir Švento Juozapo sužadėtuvės, reiškia, čia tai pavaizduota Burgoso Kartūzų abatijos altoriuje. Reiškia, kai mylime, atkartojame esminį dieviškai kūrentį patvirtinimą, čia kaip sakiau. Tai yra gera, noriu, kad būtum, ar ne? Vat šitame veiksme mergelė Marija sako Juozapui, noriu, kad būtum. Juozapas sako jai, noriu, kad būtum. Ar ne? Čia va tas. Bet mes net nepagalvojam apie tai. Mums daugiau va tie jausminiai, jusliniai aiškesni. Dabar šitą jausmą mes galime atlikti sąmoningai, jeigu patys mylime. Skatiname save mylėti. Ir dabar dar daugiau, peržengę į paprastą šios tiesos žinojimą, priimti ją realiai, valingai įsijungti į tą kūrentį į Dievo tebūną. Tai reiškia mylėti taip, kaip Dievas myli. Nėra taip jau paprasta. Bet, kaip sakoma, mes bandome ir mes stengiamės. Tai iš tiesų yra labai įdomu, kai pasižiūri, kaip ta Dievo meilė realiai veikia, nes Dievas, kai ištarė savo tą pirmąjį myliu, tai ta žodis yra tebūna, pamenat, pradžios knygoje, tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, tebūna ir atsirado pasaulis. Čia mes matome altoriaus detalę, kaip Dievas kūrė pasaulį. Va čia viršutinėje altoriaus dalyje, čia 4 altoriaus paveikslėliai, matote kairėje. Dievas ištarė tebūna ir atsirado pasaulis. Kas yra įdomu? Tiksliau svarbu. Kas yra svarbu? Kad ta žodis Biblijoje nuskamba dar kartą ir jis yra labai ypatingas. Lygiai tą patį žodį ištarė mergelė Marija, kai reiškia jai angelas Gabrielius atneša Dievo pasiūlymą. Jinai sako, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Ir tada atsiranda naujoji kūrinyje. Reiškia, įvyksta įsikūnijimas, kūrinijos atnaujinimas, kūrinijos atgimimas, atkūrimas. Tebūna, tebūna. Ir kaip nekeista, tai čia šį kartą pasaulį sukūrė, jeigu taip galima sakyti, bendra kūrėja tampa paprastas žmogus, mergelė Marija. Jinai nebuvo deivė, taip, jinai turėjo malonę, buvo gavusi savo sūnaus dovaną. Ar ne, ta nekalto prasidėjimo dogma, jeigu nežinote, kas tai yra, pasidomėkite, labai įdomu, ar nepakliūsite į tas pačias pinklės, į kurias daug kas pakliūna. Jinai, būdama žmogus, ištarė tą žodį ir dalyvavo atkuriant pasaulį, mergelė Marija. Tai dabar, kur nebuvo nieko, arba tiksliau, kur buvo niekas, atsirado kažkas. Ir mes net nepagalvojam, kad kai vyksta, pavyzdžiui, santuokos sakramentas, ar ne, bažnyčioje šliūbą ima pora, tai tuo metu ne Dievas kažką kūrė, netgi ne kunigas tą sakramentą teikia, sako, laimina santuoką. 2 žmonės vienas kitam duoda pažadą. Aš imu tave ir prisiekiu. Aš imu tave ir pažadu. Tai va tas aš imu tave, nes tu esi geras, gera. Aš noriu, kad būtum. Ir dabar kas tuo metu atsitinka? Ten, kur buvo, aš nežinau, Petriukas ir Petrytė, atsiranda šeima. Atsiranda tai, ko iki tol nebuvo, visiškai naujas darinys. Čia tokia kaip sinergija įvyksta. Netgi įstatymas tai pripažįsta. Netgi įstatymas pripažįsta, kad kai Petriukas ir Petrytė bažnyčio ištarė vienas kitam, aš imu tave, atsiranda toks daiktas, kuris vadinasi šeima. Ir iš to visa krūva įstatymų, ten ir paveldėjimas, ir ten bendras turtas, ir taip toliau, ir taip toliau. Visa krūva dalykų, kurių nebuvo. Tai reiškia, 2, tardami aš imu tave ir prisiekiu, sukuria naują tikrovę. Jie irgi dalyvauna Dievo kūrime. Tai va, 3 tebūna. Matot, vienas iš kito tiesiog išplaukiantys. Ir čia jau savaime kaip ir suprantamas mums dalykas, kad meilė visada dovana. Čia iš laiško Romiečiams Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse. Šventosios dvasios, kuri mums duota, jau išlieta, jau duota.
kai tebe buvome nusidėjėliai. Mes gavom tą dovaną. Dabar žmogaus problema priimti dovaną. Čia, kaip sako vienas bičiulis, sako, nu taip, vat atneša tau paketą iš Amazon arba dar iš kur nors, jeigu tu išpakuoji, tu tą išsiimi, kas ten viduje, bet sako, gal tu pasidėsi ant lentynos neišpakavęs, tu turi, bet ir neturi. Tai sako, su ta meilė tai yra lygiai tas pats. Tu gali gauti dovaną, bet jeigu tu jos neišpakuoji, tai tu jos kaip ir neturi. Priimti dovaną. Ir čia dabar iš Liujiso, C.S. Liujiso, Narnijos kronikų autoriaus. Norime, kad mus mylėtų už mūsų protą, už mūsų grožį, už mūsų laisvumą, simpatiją, puikius talentus. Bet pirmasis mylėtojas, Dievas, mus myli nieko panašaus mumyse nematydamas, jis myli mumyse nieką. Ir čia žmogiškai savigarbai labai sunku tą priimti, kad Dievas gali mumyse mylėti nieką. Mes norim Dievui, bet jau sakykim, tikim, vilėmės ir tada mes norim Dievui atnešti kažką didelio padaryti, kažką tokio, kad Dievas sakytų, oho, tu vertas mano meilės. Bet va tas mylėti nieką, tai yra labai sunku, ar ne? Mums yra sunku. Žmogiškai. Priimti dovanumą, nes mes jaučiamės, mes norėtumėm, kad mūsų už kažką mylėtų, kad mes kažką vis dėlto turim gražūs, geri, ar ne? Bet dieviško meilė taip nedaro. Ir čia dabar jau būtų iš Martineso, kodėl Dievas myli mus tokius, kokie esame, nes jo meilė nėra tokia kaip mūsų vargšė ir beturtė. Mylimajame ieškanti to, ko mums patiems trūksta. Man trūksta šilumos, aš glaudžiuosi prie to kito žmogaus, ar ne? Man trūksta saugumo, aš bėgu ten ten išsiverkti ir panašiai, arba kad apgintų. Ne, sako Martinesas, Dievo meilė yra begalinės pilnatvės. Jis jau viską turi, jam iš tiesų tai mūsų visai nereikia. Prisikūrė čia savo problemų, gyveno savo ramiai, vargo nematė, žmogus sukūrė. Dievo meilė neieško nieko, tik tuštumos, kad ją užpildyto. Ieško vargšų esybių, kad padarytų laimingas. Ieško kančių, kad numaldytų, nes Dievas yra begalinis gėris ir beribis gailestingumas. Ir čia jau labai gražu man pasirodė, kaip vandenynas ieško guolio, kur išlieti savo pilnybę, tai begalinis Dievas ieško mūsų menkumo ir bekraštybės, kad ją užpildytų. Ir kai tu gauni tokią dovaną, tai čia kaip sako Teresė, tu pradedi dėkoti ir iš dėkojimo gimsta meilė. Iš dėkojimo už tai, ką tu gavai. Ir dabar šitas paveikslėlis, tai čia yra iš bažnytinio meno muziejaus, tas Kristaus žaizdų reiškia dosnumas, kraujas, kuris subėga į taurę ir kurią gauname per mišes. Tai čia galite nueiti į bažnytinio meno muziejų pasižiūrėti Vilniuje. Dabar, ką daro dieviškoji meilė? Vėlgi, jeigu toks geras dalykas, tai būtų smagu ją turėti, ar ne? Kasgi užtveria Dievui vartus? Kas užtveria Dievui vartus? Jam besiveržiančiam įeiti didesnė kliūtis yra žmogaus nusistatymas, o ne tai, koks jis yra. Jeigu žmogus, kad ir koks blogas būtų, nusidėjėlis, ten sūnus paklydėlis, pražuvėlis, jeigu jis atveria Dievui duris, tas begalinis vandeninas jį užlies ir viską nušluos, ar ne? Visas tas kaltes užlies. Bet jeigu tik žmogus nusisuka, pasako, nenoriu, aš nesu toks vargšas ir man čia viso to nereikia ir panašiai, tai tuomet viskas. Durys uždarytos. Netgi galintis visą duoti Dievas negalės duoti žmogui, kuris nenori priimti. Šventajam kryžiaus Jonui kėlė nerimą ne tai, kad žmonės bei daiktai, ar jie yra mylimi, kiek paties mylinčiojo širdis. Reiškia siekis. Reiškia meilė, kurios rankos nekibios. Meilė, kurios rankos nekibios. Čia iš Ieno Matijų, paskui aš ten rekomenduosiu jo knygą. Tai dabar iš Katalikų bažnyčios katekizmo visas dorybės gaivina ir įkvepia meilė. Ji pati yra dorybių forma, jas susieja, surikiuoja ir yra viso krikščioniško gyvenimo šaltinis ir tikslas. Tai ieškoti jos tiesiog būtina, sakau, netgi jeigu sunku suprasti ir praktiškai pajusti. Bet aš manau, kad mes kažką nujaučiam, tik tai kartais labai nesinori girdėti, ką tą nuojautą kalba. Dabar yra meilės asmeniškumas. Poetai visada tą nujautė, kad reiškia laimės ir meilė esmė yra džiaugtis su kitu. Tai dėja, gerbiami augintinių mylėtojai, galiu tik pasakyti, kad ir nuo Švento Augustino arba visų laikų poetų, kad šuniukas ir kačiukas yra labai gerai, bet nėra lygumo, ar ne? Reiškia, du turi būti vienos būties.
kaip sako, pavyzdžiui, Šventa Teresė. Ir Dievas gali apsikabinti su siela, nes šitas paveikslėlis kaip tik tai vaizduoja, reiškia, sužadėtinio ir sužadėtinės susitikimą, tai reiškia Kristaus ir sielos susitikimą. Jie gali būti viename lygmenyje dėl to, kad sužadėtinis ją pakelia. Mes negalim taip pakelti augintinio, kad tai įvyktų. Mes negalime augintinio paversti asmeniu, mes tik galim apsimesti. Jeigu mes šuniuką arba kačiuką, dažniau šuniuką, apvilksim gražiais drabužėliais ir pakabinsim jam ten kokius auskarus, ar ten apykaklę, ten šitą pinas ir uždėsim su visokiais deimančiukais ir panašiai, arba jeigu mes jam netgi, ten paveldėjimą galim palikti, ten milijonus, yragi ten šunų, katinų, kurie ten milijonus yra paveldėję. Jis dėl to netaps asmeniu. Ir tu su juo negalėsi džiaugtis kaip su kitu asmeniu, kuris yra tau lygus. Čia kaip Adomas sakė, pagaliau turiu pagalbininkę, kuri yra tokia kaip aš, ar ne, kaulai iš mano kaulų, kūnas iš mano kūno. Šventas Augustinas, jei myli iš tiesų, tavo apdovanojimas ir atlygis turi būti tasai, kurį myli. Reiškia ne tai, kad tu kažko tai nori iš to mylimojo, bet jis pats yra atlygis. Ir čia kita citata. Tikra meilė niekada iš anksto neskaičiuoja, bet visada turi atlygį. Ir šis atlygis gaunamas tik tada, kai iš anksto neskaičiuojama. Tai čia vienas iš tų dalykų, čia irgi reiškia, tie žmonės, kurie ieško, dabar bandysiu prisiminti citatą, čia tokio psichologo pasakyta, kas ieško meilės, autoriteto arba džiaugsmo, jų neranda. Sako, nes meilė, autoritetas ir džiaugsmas ateina kaip šalutinis tvarkingai vedamos veiklos produktas. Ar ne? Šalutinis produktas, tu sieki kito tikslo ir tai ateina. Reiškia, tau svarbus tas kitas asmuo, tu nori jo. Nori ne jo grožio, ne jo pinigų, ne jo gerumo, ne jo jautrumo, tu nori jo. Ir tada gauni viską. Reiškia, čia iš Piperio būtų Švento Bernardo citata. Kas kaip meilės užmokesčio trokšta vien meilės džiaugsmo, tai meilės džiaugsmą ir gauna. O kas meilėje ieško ko kito, o ne pačios meilės, tai praranda ir meilę, ir džiaugsmą. Tai Šventas Bernardas tą žinojo jau labai seniai, jau 13 amžiuje, mums dar iki šiol tau būna dažnai neaišku. Meilė būtis pagrindas. Tai čia, kaip sakiau, kai meilė yra tiek natūrali, kad mes ją tarsi kvėpuojame kaip oru ir mes jos gal dėl to labai dažnai nepastebime. Tai čia iš Šventosios Teresės Lizjietės dabar. Ta mažoji Teresėlė, apie ją ten daug kalbėjau, kalbėdama apie tikėjimą. Supratau, kad bažnyčia turi kūną sudarytą iš įvairių narių, bet jam netrūko ir visų būtiniausio, visų kilniausio dalyko. Supratau, kad bažnyčia turi širdį ir toji širdis liepsnoja meilę. Supratau, kad vien meilė skatina veikti bažnyčios narius, kad jeigu meilė užgestų, apaštalai neskelbtų Evangelijos. Kankiniai atsisakytų lieti kraują. Supratau, kad meilė stiprina pašaukimus. Meilė yra viskas. Meilė apglėbia visus laikus ir visas vietas. Žodžiu, jinai yra amžina. Ir tada Šventoji Teresėlė pasiryžo mylėti. Tai čia vėlgi mums skamba, oi kaip idealistiška, tai čia gerai, jinai ten vienuolė sėdėjo užsidarius tam vienuolyne ir mylėjo visus, visą pasaulį, Dievą mylėjo, jai buvo paprasta. Bet tu pabandyk mylėti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kaip tau tada seksis. Mums kažkaip daug paprasčiau kalbėti apie tai, ką galiu dėl kito padaryti, ar ne, ką galiu nuveikti, bet tas tiesiog mylėti be galininko, mums yra labai sunkiai suprantamas šitas dalykas, ta dieviškoji meilė. Kaip galima tiesiog mylėti, ar ne? Ir mes nepagalvom, kad čia yra ta energija, kuri visą palaiko iš vidaus, skatina visus tuos didžius darbus. Ir vėlgi dėl to sako, kad tikrai didžiulis ženklas yra, sakykime, kontempliatyvūs vienuolynai, kur atrodo vienuoliai ir vienuolės nieko nedaro, tik tai myli Dievą, bet labai savotiškų būdų, čia kaip sakė Zundelis, Morisas Zundelis, reiškia, pats jų buvimas jau tarsi čia žemėje įkūnija tą dieviškąją meilę. Ir tuo metu kažkas įvyksta. Vien dėl to, jeigu mes važiuojam pro kontempliatyvaus vienuolyno sienas ir sakom, čia yra 2-3 vienuolės, kurios įstojo į tą vienuolyną, užsidarė jame, kad mylėtų Dievą, tu kažkaip pradedi suprasti, kad o gal tai visai ir realu. Čia yra kažkas apčiuopiamo. Jeigu jos pajėgia taip gyventi, čia kažkas vyksta. Ir tada jau reiškia, tu iš ten toliau jau nuvažiuoji nuo tos sienos, pamiršti, bet jau tikėjimo virusas ten tau jau įkrito, jau esi užsikrėtęs. Čia ir tokie kaip židiniai užkrato, ar ne? Būkite atsargus su kontempliatyviais vienuolynais.
Ir dabar čia iš Katalikų bažnyčios katekizmo pažadėtoji palaima, matot, pažadėtoji pažadas, mes viltimi to pažado jau ieškome, verčia mus daryti lemtingus moralinius sprendimus. Mus moko, kad tikrosios laimės nėra nei turtuose ar gerovėje, nei žmonių garbėje ar galybėje, nei jokioje žmogiškoje veikloje. Reiškia, jeigu mes esame pašaukti būti kaip Dievas ir taip nesielgiame, tai mes, kaip sakoma, ne pagal tą receptą laimės ieškome, mes niekada jos nerasime. Ir kad ir kiek mes jos siekiame, mes jos nepasieksime. Meilės dorybė, čia truputėlį jau apibendrinant, paprastai yra vaizduojama va tokia kaip moteris su daug vaikučių, juos arba maitina, arba juos neša, duoda save, dalina save. Ir vėlgi matom pelikaną, kuris maitina savo jauniklius iš krūtinės. Ir iš tiesų mes čia nieko neišrandam, kalbėdami apie meilės dorybę, mes tik pakartojam tai, ką Jėzus yra pasakęs. Ir mes tą žinom, teoriškai žinom. Bet, sakau, labai sunku suvokti, reiškia, kas tai yra, o dar sunkiau suvokti, kaip tai daroma. Tai čia cituoju iš Morkaus Evangelijos. Jėzus jam atsakė, pirmasis įsakymas yra šis. Klausyk Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Visomis. Viskas į Dievą. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Ir dabar mums kyla klausimas. Paprastai. Nes mes tokie labai esam, kaip sakiau, mums tas meilės galininkas labai svarbus, mylėti ką. Tai jeigu aš myliu Petriuką, tai tada aš jau Joniuko nebemyliu. Arba jeigu aš šiek tiek myliu Petriuką, tai aš tada mažiau mylėsiu Joniuką. Nes yra tikrai pažįstų žmonių, kurie sako, sakykime, tai čia aš visiškai nieko prieš, jeigu aš myliu tą žmogų, mes čia kartais kartu pabūnam, tada jisai pas savo šeimą sugrįžta, bet iš tiesų tai aš visiškai, aš esu visiškai atvira tam reikalui, tai labai gerai, jisai ir mane myli, ir tą savo žmoną, savo vyrą myli, aš nieko neatimu, aš pasitenkinu, aš juos abudu priimčiau, čia tiesiog jiems abiems gero linkiu, tokia, mano meilė nepavydi, viskas gerai. Bet kai pagalvoju, mes tai žmogiškai tai mes negalim padalinti, ar ne? Jeigu aš dalį savo meilės atitraukiu, kad duočiau kitam žmogui, tai aš atitraukiu iš to žmogaus, kuriam turėčiau jau kaip ir visą tą savo meilę būti pažadėjus, ar ne? Nes mūsų meilė yra ribota, mes nesam tas neribotas vandenynas. Tai mes ir sakom, palauk Jėzau, tai dabar mylėk viešpatį visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o tai kas tada artimui lieka? Antrasis, jeigu aš pirmąjį vykdau, tai ką man su antruoju daryti, ar ne? Atrodo, antram kaip ir nelieka, tai aš dabar visiškai Dievą mylėsiu, tas reiškia, arba visiškai, arba į artimą atsigręšiu, tada truputį Dievą, truputį artimą, ar ne, kažkaip mums tas suderinamumas labai sunkiai sekasi suderinti. O dar apie tą meilę savo, čia irgi bus labai įdomi tokia problema. Ir čia Katalikų bažnyčios katekizmas, irgi dar antrina, kad meilė yra dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už viską ir už visus. Vien dėl jo paties. Dievą mes mylime vien dėl jo paties. O savo artimą dėl Dievo meilės, kaip save pačius. Matot, yra 3 dėmenys. Aš, kiti ir Dievas. 3 dėmenys. Tai iš tiesų, kas yra įdomiausia, kad ir turbūt praktiškiausia yra būtent suvokti, kad meilė yra tokia savotiška estafetė. Ar ne? Kad meilė, kadangi ateina iš Dievo ir Dievas yra meilė, tai yra jo atributas, tai reiškia, mylėdama Dievą labiau už viską ir vien dėl jo paties, aš tarsi įsijungiu į tą Dievo meilės krioklį. Čia yra 18 amžiaus freska lubose, ant lubų Toledo arkikatedros zakristijoje. Reiškia, ta nusileidžianti Dievo šviesa per angelų chorus. Tai reiškia, tas meilės liejimasis iš vieno šaltinio. Ir dabar kas įvyksta, kaip eina ta meilės estafetė, koks yra eiliškumas. Mylėti Dievą ir tada save pačius dėl to, kad Dievas mus myli, ne dėl to, kad aš gera, graži, neklystanti, tobula, viską spėju, daug laikų surenku ar ne ir panašiai, visi mane čia žavisi, ne dėl to. Dėl to, kad mus myli Dievas, netgi tada, kai mes susitaršę iš lovos išlipam iš ryto, ar ne, dar kavos negėrė, netgi tada. Ir tada savo artimą vėlgi dėl Dievo meilės.
kad mes semiame ne iš savęs, nes mes esame labai ribotas meilės šaltinis, bet iš Dievo, nes jo meilė yra neribota. Jeigu mes visų savimi mylime, įsiinkaruojame Dieve, mes gaunam prieėjimą prie neribotos meilės šaltinio ir tada per save galime dalinti Dievo vardu, ar ne? Tai, kas yra iš Dievo, ne iš mūsų. Įtampa, matot, žmogus nėra niekas, nes kūrėjas jam suteikė būvį. Žmogus yra kūrinys, tad gavęs tam tikrą savastį. Ir būdamas kita vertus, turiu savo savastį, aš prisidedu, kad ta Dievo meilė sklistų. Aš nesu tik tai kanalas, aš paskleidžiu, ką gaunu. Bet kita vertus, kaip kūrinys, žmogus visada yra esmiškai skurdus, visą laiką trokštantis, visą laiką ribotas. Bet kas yra nuostabu, kad tas meilės pamatas yra pačioje švenčiausioje trejybėje, kaip sakiau, tas meilės šaltinis Dievas. Tai yra ta dogma, kai mes sakom, čia yra pati nepraktiškiausia dogma, ar ne, kai kritikuoja krikščionybę. Prisigalvojat jūs ten kažkokių nesąmonių, vienas Dievas trijuose asmenyse. Kam to reikia? Kam? Kam jūs komplikuojatės? Pasakykit, Dievas yra visų didžiausias, visagalis, ir užtenka. Tai čia netgi hinduizmas žino, kad yra visa ko kūrėjas, būties pamatas, ir užtenka. Kodėl dabar čia mes apie tai turim galvoti? Bet dabar čia mes truputėlį atkartojam tą patį, ką sako Liuiso Kipšo laiškuose. Reiškia, jau tas patyręs Kipšas, jisai sako, čia jis kritikuoja, reiškia, krikščionis, kad keisti kažkokie. Sako, mano nauda yra mano nauda, tavo nauda yra tavo nauda. Ką vienas įgyja, tą kitas praranda. Čia Kipšas taip moko, ar ne? O štai priešo filosofija, tai Kipšui priešas Dievas, kaip suprantat. O štai priešo filosofija yra vien nesiliaujantis bandymas apeiti šią akivaizdžią tiesą. Vieno subjekto nauda turi būti kito subjekto nauda. Tai ir nėra tas nulinės išeities žaidimas, ar ne? Šį nepasiekiamą dalyką jisai vadina meilę. Todėl jam nepakanka, kad net jis pats būtų tiesiog aritmetiniu vienetu. Jis tvirtina, esąs vienas, bet trijuose asmenyse, tam, kad šita nesąmonė apie meilę rastų atramos tašką. Ar ne? Matot? Dievas yra meilė dėl to, kad kaip mums dabar žmonėms, tokiems, čia kaip ispanai sako, 2 pirštai proto pas mus, ar ne? Kaip mums išaiškinti, kas tai yra meilė? Kad tai yra buvimas meilė, ne tai, kad Dievas mus myli ir dėl to jis yra meilė, ne. Jisai savyje yra meilė. Vyksta tas meilės tekėjimas, meilės srovė tame vandenyne. Vyksta srovenimas, nuolatinis veikimas. Ir čia jau kai iš Piperio, per įsikūnymą žmonijai padovanotas tiesioginis ir realus dalyvavimas. Mes įtraukiame į tą meilės cirkuliaciją, į tą meilės srovę, kuri vyksta trejybėje. Dalyvavimas patvirtinančioje, kuriančioje Dievo meilėje. Dėl to žmogus gali ištarti tebūnie ir tai vyksta, jeigu tai atitinka Dievo valią. Reiškia, pirmą kartą pilną žodžio prasme žmogus gali pasilikti meilėje. Matot, nėra galininko. Ne tai, kad mylėti kažką. Mes pripratę, kad visą laiką būtų galininkas meilės. Ne, būti meilėje. Pasilikite mano meilėje, čia iš Jono Evangelijos. Žmogus gali pasilikti meilėje. Ir dabar žodžiu mylėti jau nebeįvardyjamas joks objektas. Ką tai reiškia? Kad man visiškai nesvarbu, ar tas artimas, kurį aš turiu mylėti, yra apskuręs, varganas, negražus, negeras, mirdantis, prasigėręs, bjaurus, agresyvus. Jeigu pasilieki Dievo meilėje, tai ir tam kitam atsiranda vietos toje meilėje, ar ne? Štai kas pasikeičia. Mylėti save dievišką meilę. Čia yra didelis iššūkis. Čia irgi labai juokiausi, skaičiau, ką aš skaičiau. Apie susivaldymo dorybę, reiškia, knyga yra išėjusi dabar Magnificat leidiniuose. Ir ten, reiškia, dėstytojas pasakoja apie tai, kaip, reiškia, savo teologijos studentams savo kartais užduoda, reiškia, kelias temas ten pasirinktinai. Sako, ir jisai jau žino, jeigu užduoda kelias temas, jeigu bus bent viena tema apie tai, kaip mylėti save,
apie savęs meilę, jis žino, joks studentas tos temos nesirinks. Dėl to, kad visi žino, kad mylėti save yra negerai, nes tai yra egoizmas. Tai šitoj vietoj mums truputį reikia save griauti, nes čia yra didelė bėda, ypač pas tikinčiųjų tarpe, nes perdegimas iš kur atsiranda. Kai žmogus tiesiog savęs negailėdamas, nemylėdamas, viską jau kitiems jau tiek išdalina, kad pats lieka tiesiog nulis nuliukas, ar ne? Tiesiog iš Dievo į artimą, o save visiškai apeina. Tai dabar mylėti save dievišką meilę, ne bet kokią, bet būtent dievišką. Čia būtų iš Tomo Akviniečio. Dvasinė prigimtis sukurta tokia, kad siekia būti laiminga ir negali norėti tokia nebūti. Reiškia, jeigu tu kažką darai, myli kitą, apeidamas savo paties laimę, nieko gero. Tu tiesiog uždarai kanalą, nes meilė tai teka per tave. Jeigu tau nieko nenubyra, jeigu tavęs nepagirdo, tai tuomet nieko gero iš to nebus. Čia yra tiesiog būtina, siekti būti laimingam yra gerai. Reiškia, ir jeigu veikla teikia džiaugsmą, dirbti dėl kitų, yra žmonių pasiekusių tokį, reiškia, šventumo, dorumo lygį, kad darydami kažką dėl kitų, jie jaučiasi laimingi. Jie džiaugiasi, oi kaip gerai aš čia tą darbą atlikau, kokia gera misija gavosi. Ir tai yra gerai. Džiaugsmas patvirtina, kad tu tikrai kažką tai gero padarėjai. Čia iš Tomo Akviniečio irgi. Žmogus kaip ir angelas savo prigimtimi yra traukiamas link savojo gėrio ir tobulumo. Kas reiškia mylėti save? Mylėti save reikia. Ir Jėzus irgi sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Mes treniruojamės, nes reiškia, su savimi žmogus išgyvena vienybę ir šis būti viena yra aukščiau negu tapti viena, susivienyti, netgi ten, kur du tampa viena, netgi apie santuoką kalbant. Taip ir meilė, kuria žmogus myli save pirminiu būdu, yra aukštesnė už draugystę. Nes draugystė, kurią jaučiame kitam, reiškia elgti su juo taip, kaip elgiamės su savimi pačiais. Ant savęs mes mokomės. Ir iš tiesų, šitas žodis egoizmas, jis yra naujas žodis. Nes iki 16 amžiaus, čia aš pridėjau tą Vitruvijaus žmogų, ar ne, iš Leonardo da Vinčio tą piešinį, jis yra pieštas 15 amžiui, kai galima sakyti, buvo apversta viduramžiais, kurta ir ištobulinta krikščioniško supratimo sistema. Čia buvo didysis perversmas šitoj vietoj. Šitoj vietoj, mes jį matom tiesiog vizualiai, kai Dievas išnyko ir liko tik tai vien žmogus įpieštas pasaulio dėsniuose, pasaulio įstatymuose. Iki 16 amžiaus meilė savo nebuvo smerkiama kaip egoizmas, nes buvo manoma, kad meilė savo yra meilė geresniam savęs variantui. Bet dabar tas geresnis aš įtraukia meilę Dievui bei kitiems geriems žmonėms. Reiškia, mylėti save reiškia norėti būti geresniu, norėti tapti geresniu. Ir tuo metu visiems buvo aišku, reikia tikėti Dievą, reiškia artimo meilę, čia yra labai svarbu. Tai tas geresnis žmogus, tas idealas įtraukia meilę savo. Bloga buvo tik tai meilė mamonai, tai yra pasauliui nusigręžus nuo kūrėjo. 16 amžiuje, kai vyksta lūžis, atsiranda žmogus kaip atskiras individas. Visiškai nesvarbu, matot, šalia to žmogaus nėra daugiau nieko, jis vienas. Nėra Dievo, nėra artimo. Jis yra atskiras individas, uždarytas savyje. Jau neįima į save nieko daugiau. Tai reiškia, jo meilė savo būtų tik tai savanaudiška, nes daugiau tame visame apskritime ir kvadrate daugiau nieko nėra. Antras dalykas, irgi Liuteris moko, kad nuodėmė visiškai sunaikino tikrąją gerąją žmogaus prigimtį. Ir dabar tokį sugadintą save mylėti yra blogai. Tai reiškia, mes tą savo meilę turime išmesti ir gauti į tą vietą Dievo meilę kaip malonę. Ar ne? Čia matot vėl tą, kaip Nygreno buvo, kad ta žmogiška meilė nėra gerai, jinai užteršta, sugadinta iš karto. Tai čia katalikybė truputį kitaip žiūri, kad mes sugadinti esam, bet kažkiek to gero mumyse dar liko. Nuodėmė ne viskas sugriovė. Tai po šito 16 amžiaus lūžio žmogui kaip atskira mylėti save jau yra kaip ir nebegerai. Tai dabar, tai čia apie savęs meilę, kad jeigu mes savęs nemylime, tai mes ir kitų nemylime. Mylėti kitą, bet ne bet kokią, o dievišką meilę. Ir čia iš laiško Jonui. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o iš Jono laiško 1. Sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Tai dabar šia prasme
Aristotelis nujautė teisingai, reiškia, mūsų meilė savo veikia kaip visos meilės pirmavaizdis. Mes mokomės mylėti ant savęs, gauname iš Dievo ir pasitreniruojame ant savęs ir tada jau galime suvokti, kaip tą artimą reikia mylėti. Kaip save patį, bet jeigu aš savęs nemyliu, tai tuomet ir tą artimą aš mylėsiu jį kažkaip kreivai, išleivai ir ne taip, kaip jam reikia. Ir čia dabar iš Teresės Avilietės turime nuolat itin saugotis ir atidžiai žiūrėti, kaip mums sekasi ugdyti dorybės kasdieniuose dalykuose. Kiek augame, kiek menkėjame, ypač tarpusavio meilėje. Reiškia, tuoj pamatysime, laimėjome ar patyrėme nuostolį. Reiškia, nieko neįtikins sakyti, kad aš labai myliu Dievą, jeigu realiai to nesimato, jeigu per tave nepulsuoja ta Dievo meilės srovė. Dabar jau taip judam visiškai link pabaigos. Gerosios naujienos perdavimas, tai čia truputėlį irgi apie tą tikėjimo užkratą ir malonės užkratą, kuris per mus sklinda. Iš laiško Kolosiečiams, viršum viso šito te būna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Tobulumo raištis. Viską suriša, viską įprasmina. Ir kaip sako Katalikų bažnyčios katekizmas, keliaujančios bažnyčios vienybė laiduoja ir regimi bendrumo ryšiai. Mes nesam angelaičiai, mes nesam grynosios dvasios, mes kaip kūniški, mums reikia kūniško santykio, kūniško ryšio. Turi matytis. Jeigu meilės nesimato, reiškia jos ir nėra. Reiškia, to paties apaštalų perduoto tikėjimo išpažinimas. Vienas dalykas, tikėjimo bendrystė, matot? Bendras dieviškosios liturgijos, ypač sakramentų šventimas. Čia mes tokiu būdu maitinam savo viltį. Antroji dorybė, apie ją galite paklausyti kitame filmuke. Broliška Dievo šeimos sutarimą išlaikanti apaštalų įpėdinystė perduodama šventimų kunigystės sakramentu. Reiškia, nuo pat apaštalų tas tikėjimo užkratas, nuo Kristaus apaštalams per popiežių, vyskupus ir kunigus perduodamas mums. Perdavimas, gerosios naujienos perdavimas. Ir čia jau iš vėlgi kitas skyrelis Katalikų bažnyčios katekizmo. Reiškia, mums primena, kad meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Kad mes žinotumėm, iš kur ateina, kad nebandytumėm semti iš ten, kur nėra. Ir čia toks mažyčiai skliausteliai, čia būtų apie tai, kas mums skauda. Nes labai dažnai, reiškia, kuri turėtų perduoti mums šitą, reiškia, meilės srovę, meilės šaltinį, būti meilės pamoka, jinai kartais mums užstoja gal netgi daugiau. Ir yra tas paaiškinimas, jeigu taip galima sakyti, daugam paaiškina, kas yra bažnyčia. Ar bažnyčia, kad perduotų Dievo malonę, turi būti šventa? Ar joje atsirastų vietos nešventiems žmonėms, ar netgi labai nešventiems žmonėms? Ką daryti su tais nešventais, čia kaip sakė viena draugė, tai ką tu juos iš lotų kambarį uždarysi? Kur juos dėti, tuos, kurie netraukia? Ir čia mes turim tokį įdomų, čia tiesiog įsisamonint vieną dalyką, tas žodis, čia Hansas Ursas von Baltazaras, teologas, mums jį priminė ir kažkaip visiems labai užstrigo ir visi neteisingai suprato, dauguma bent jau, kad bažnyčia yra kasta meretrix, kad yra mergelė ir ištvirkėlė, ar ne, čia, arba drovi ištvirkėlė, tyra ištvirkėlė, ar ne? Gilioji bažnyčios Kristaus sužadėtinės slėpinio reikšmė. Įdomiausia, kad simbolis yra Rahaba. Jeigu nežinot, kas yra Rahaba, atsiverskit Jozuės knygą, ten, kur hebrajai jau turi pereiti reiškia, užimti Jericho miestą, ateina šnipai į miestą ir jau juos ten bando pagauti, tie miestiečiai supranta, kad jau tų priešų yra prasiveržę šnipai ir juos paslepia miesto prostitutė, miesto paleistuvė, jiems atidaro savo namus, juos paslepia ir paskui ten per sieną nuleidžia iš to miesto, jie tada sugrįžta ir ta Rahaba paprašo vienintelio dalyko, sako, kai užpulsit miestą, kai paimsit miestą, matot, jinai tiki, kad jie paims miestą. Sako, manęs ir mano šeimos, mano namų neužpulkit, išsaugokit mane. Ir jie jai pažada. Sako, bet tu nuleisk per langą raudoną virvelę ir tada iš tos virvelės žinosim, kad čia tavo namai, visiems bus uždrausta ten artintis visiems kariams. Ir kai izraelitai nusiaubė visą miestą, sulygina Jerichą su žeme,
Vienas vienintelis namas išstovi, tai yra tas namas, kuriame yra nuleista ta raudona virvelė. Tai tokiu būdu Rahaba tapo bažnyčios simboliu, pirmavaizdžiu, ar ne? Raudona virvelė tai yra Kristaus kraujo simbolis. Ir dabar šventasis Ambrozijus, čia yra vienas iš bažnyčios tėvų, kuris gyveno čia apie 397 metus, jis štai ką rašo, va taip aiškina. Tipologinė prasme, bažnyčia, štvirkelė, slėpiningąja prasme ir yra va ta bažnyčia. Kodėl? Nes ji neatstumia daugybės mylimųjų, neuždaro durų. Kaip prostitutė, bažnyčios durys atviros visiems. Padori moteris taip nesielgtų, ar ne? Reiškia, ir tuo skaistesnė, kuo daugiau tų, su kuriais ji susijungia. Nes jie ateina pas ją, jinai atveda juos Kristui, jinai įjungia juos į Dievo meilės rovę. Jinai yra nesuteptoji mergelė be raukšlės ir dėmės, dora moteris drovumu ir vieša prastuolė meilė, skaisti prostitutė, bevaisė našlė, vaisinga mergelė. Skaisti prostitutė lankoma daugybės mylimųjų, kupina meilės žavesių, bet nesuteršta kaltės. O kas susijungia su prostitutė, tampa su ja vienu kūnu. Bevaisė našlė, nes be sutuoktinio nemoka pagimdyti. Nors aplankytas sužadėtinio pradėjo šią tautą ir šią liaudį. Vaisinga mergelė, kuri pradėjo šią daugybę kaip meilės vaisių, nedalyvaujant gašlumui. Tai šventas Ambrozijus 4 amžiui jis buvo daug aiškesnis negu mes. Ir šitas simbolis bažnyčios, kuri atveria duris visiems, mums tą reikėtų įsidėti į galvą. Mes labai norim, kad būtų labai šventa, bet joje yra prisirinkę mūsų visokių ir labai visokių. Ir tai yra iššūkis. Ir jau čia paskutinė skaidrė. Svarba pradėti nuo pradžios, tai tik primenu, kad mes sugebėtumėm priimti tuos visokius, žmogiškai tai yra neįmanoma. Čia iš kryžiaus Jono. Šios tyros meilės truputis Dievo ir sielos akyse, netgi jei atrodo, kad nieko nenuveikia, yra brangesnis ir duoda daugiau naudos bažnyčiai už visus anuos darbus drauge sudėjus. Reiškia, nori pasakyti, kad svarbiausias iš tiesų yra tas keistas pirmasis įsakymas. Mylėti Dievą visą širdimi, visų savimi. Prisiliesti prie jo. Kodėl? Ir čia Ienas Matijų labai taip gražiai pakomentavo, aš kažkaip iš karto supratau. Reiškia, šventas kryžiaus Jonas skelbė tokio Dievo artumą, kuris trokšta dovanoti save. Trokšta dovanoti save. Meilė trokšta lietis, kurio meilė dovanodama perkeičia. Kai ateina, perkeičia. Dievo ištikimybė savo pačiam mums tai laiduoja. Todėl ir kiekvienam iš mūsų ir pasauliui gyvybiškai svarbu, kad atsirastų žmonių, kurie pasišvestų priimti dovaną. Meilė tai padaro. Tai reikia tik paliesti nuo lietaus permirkus į palapinės brezentą ir vanduo persisunkia. Išbandykit, jeigu dar nesat išbandę. Panašiai ir dvasios išsiliejimu permirkusiai visatai, tai reikia prisilietimo, bet jo reikia, kad gydanti dvasia prasiskverbtų. Mes matom tik brezentą, bet jeigu mes patikėsim ir prisiliesim, dvasia prasiskverbs. Ir tai yra paskutinė skaidrė, čia aš tikiuosi, kad jūs jau pakankamai supainiau, kad jūs bent jau suabejotumėt, kad kažką tai žinot apie meilę. Man tai pasisekė su manim pačia, tai tikiuosi pavyks ir su jumis. Tai dabar, kad būtų truputėlį aiškiau, yra enciklika Benedikto XVI, skirta būtent mums, reiškia mūsų laikų žmonėms, iš naujo pasakyti, kad Dievas yra dosnioji meilė. Deus caritas est, vėlgi yra išėjusi atskira knygelė, arba matote, va čia nuorodas dabar ekrane, sustabdykit, nusirašykit, yra prieinama visiškai laisvai internete jos tekstas. Pasikartokite, kas yra Dievas, kas yra dosnioji meilė. Rekomenduojami skaitymai yra numatyta paskaitos konspektą paskelbti žurnale Kelionė ir vėliau, reiškia, interneto puslapyje. Čia yra ta labai gera knyga, kurią norėčiau jums rekomenduoti, vat būtent apie tai, kaip meilė veržiasi į pasaulį, Ian Matthew, karmelitas basasis, Dievo įsiveržimas, išleista Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyno. Jozefo Piperio Mylėti, tikėti, viltis tikėti, ruošiamas spaudai, Luiso Martinėso Šventoji dvasia. Ir labai smagu skaityti Liuiso Kipšo laiškus. Paskaitykite dar kartą naujai išverstus Kipšo laiškus ir jūs pamatysit, kaip dažnai mes iš tiesų mąstome taip, kaip tas Kipšas, tuo savo žmogišku protu. Kartais reikia truputėlį žengti per tą savo pasaulio įprastą vaizdą.
Va, tai to jums ir linkiu, reiškia pasijusti, tokiais nežinančiais iš tiesų, kad galėtume priimti, kad mes iš tiesų nežinom, kas yra meilė. Labai daug apie ją kalbam, bet nežinom. Tiesiog pabandyti suvokti, suprasti, kas yra ta dieviškoji meilė.